Sveiki, čia Truban TV. Čia aš Maradona, Sneipucha ir Drakana. Šiandien nusprendėme šiek tiek pakeisti aplinką, kadangi pagrindiniai Vilniaus klubai tokie kaip Pošas, Eksitas ir Būda šiek tiek pabodo. Taigi šiandien judėsime į Švitrigailos gatvė 7, į gerai žinomą gėjų klubą Soho. Davai, viniuojam. Na kągi, patekome į Vilniaus gėjų klubo landinę, sakant. Labai baisu iš tikrųjų, žmonių ne per daugiausia, įspūdžiai nekokie, kelnes kraunam, vyrukai nužiūrinėja mus. Tai va, Drakana, pafilmuokit, ponas Drakana, pažiūrėkit, kaip jiems sakėt. Šokas, ką turit pasakyti? Nu nieko, geri įspūdžiai, realiai aikštelė pirmą kartą išėjau iš tokio dydžio ir dėmesio yra, man patinka dėmesys. Tokia ir informacija, va čia, sakant. Pavojingas klubas, iš tikrųjų yra tualetai net užrakinti, labai daug keistų kambarių, sur aptemdyta, sakant, romantika, viskas. Prie bariuko žmonių nedaug, apsauginis irgi toksai nelabai aiškus. Sakant, kurilka graži, parūkyti galima, bet visur kameros. Sakant, labai reikštis negalim. Tai, tokios tokelės. Tai va, vakar buvom Soho klube, pajautėm šilumą širdelėse, atsikėliau iš ryto, nuėjau vyras.lt forumus, susiradom porą vaikinukų, tai eisim pakalbinti juos. Путевку дали в чужие дали, в самолете не поспали, а теперь песок сандали. Мне не до смеха, куда приехал, отель багажечки. Sveikas. Tu meškiukas 12 iš forumų vyras.lt. Ne tu? Tai viskas gerai, pas ką darom? Pas mane? Aš ne meškiukas, aš nežinau, šis apie ką. Tai viskas gerai, mes normalu. Pas tave, pas mane darom. Kas tau patinka? Ką? Kas tau patinka? Kas patinka? Nu, žinai, nu. Kas žinai? Taigi kalbėjom vakar. Ne, aš pageidavimų, nežinau. Neturi pageidavimų kažkokių? Nežinau. Nu, gerai tada. Ne tas. Что ж я мачо, здесь все для человека, вечером дискотека. Sveika. Tu meškiukas iš formą. Tu meškiukas iš formą. Ai, supratau, tai pas mus ar pas tave? Kaip? Pas mus ar pas tave, varom. Ne, tai varom pas mus ar pas tave. Nu, tai tarime. Tai išgersim kažką, man bus. Ne, tai adžiu. Nu, gerai. Bunny Bear. Bunny Bear. Sorry. Bunny Bear. Bunny Bear from Forums. No. No? Ah, okay, so our place or yours? Our place or yours? What do you like? Pardon? What do you like? We talked about this. I can understand. You're the Bunny Bear, yeah? Bunny Bear 12, yes. We're Our not place or yours? Our place. Place, yes. So what is our place? Where shall we do it? What do you like? You know, so no, like You're not no ideas. So yes, I have no ideas. So our place. Your place. Okay. We can have some drinks.
No. That's I have something to do, so sorry. So later, maybe... No. Oh, okay, sorry, maybe mistake me. А я танцую, никого я не рисую. Как умею, так танцую. Женщина, я танцую, женщина, а я танцую. Здорово, кенты! Čia Igor Šiškin, a čia Igor Šiškin pasakas, ugdyti nesantokinių vaikų, kentišką pasaulėžiūrą. Karočią gyvena kartą Golubokas. Jis mėgo nešoti aptemptas kelnes, mėgo nešoti Air Maxus. Jam patiko būti stiliovas, sulaižytų, biški kartais paniuchint kokso, a kartais ir kaidžių. Aišku, jis neatsisakydavo ir heroiną, nes, kaip sakant, jaunas menininkas, pinigų mažai, a Galubokui norisi viską išragauti pasaulį. Vieną kartą Galubokas nusprendė su itališku automobiliu nuvažiuoti į Forumo parkingą. Ten, aišku, iškart rimti kentai pastebėjo, kad kažkas ne taip. Itališki automobiliai ir Forumo parkingas nedera. Ten dera tik tai BMW. Iš karto Galubokas sustojo ir išlipo iš automobilio. Jis mažose Galuboko klubuose labai laisvai jausdavosi, todėl savim pasitikėjo. Jis nuėjo, karočią, ir paprašė cigaretės. Rimtas kentas norėjo jį pasiųsti nachui. Jo, karočią, karšta katytė biški buvo tokia šlepa, bet jinai norėjo pasiųsti tiesiog nachui. Bet rimtas kentas nepasimetė, rimtas kentas pagalvojo, reikia užduoti, kaip Dumbledoras uždavė klausimą iš zonos apie bananą. Ir paklausė rimtas kentas Galuboko, kaip tu bananą valgai? Karočią atsikandė, apžiojęs ar nulaužė sprandą ir valgai. Galubokas iškart suprato, kad reikia apžioti ir suvalgyti. Ir tai buvo didžiausia Galuboko klaida. Ir karočią paėmė rimti kentai, ištraukė iš bagažniko bitas, pradėjo dubasinti karočią per sustavas visus, apdidubasino su kalakutais ir spočkas, paėmė nuo Forumo parkingo nuotėkų valyklos stogo, paleido Galuboką, sulaužė visą Galuboką. Galubokas negalėjo atsistatyti net pusę metų. Reanimacijai galvojo, kodėl aš negalėjau pasakyti, kad bananą reikia nulaužti ir valgyti, o ne apžioti. Jūs nepatikėsite, stebuklai vyksta. Po pusės metų Galubokas nusprendė tapti normaliu. Jis nebenešiojo Air Maxų, nebenešiojo timpų. Nedarė pieriškų šakosinų, kur šonus apsiskosi, a viršų paliekė. Jis nusikirpo pirmų numerių, nusipirko BMW ir jis tapo normaliu. Jeigu Galubokas gali pasikeisti, pasikeisti galite ir jūs. Svarbiausia nebijoti rizikuoti, mėly vaikai gyvenime. Kartą surizikavęs, kartą atsisėdęs, gali laimėti aukso podą, o kas nebando, tas nelaimi. Kaip dėdė Igoras Šiškinas sako, kas nemąsto, tas dirba, a kas dirba, tas Merso geliko nevairuoja. Čia buvo Igor Šiškin pasakos. Iki kintai, iki kitos susitikimų.